Tai šiandien apie idėją naują, kuri padės mums manifestuoti, ko norime, ir vis dėlto tai kaipgi pradėti imtis tų veiksmų ir kaip tai atrodo. Tai pasižiūrėkime, ką šiandieną mes čia turime apie tai. Žiūrim, ar matosi. Vėl viskas be galo svarbu. Matosi. Kaip gimsta ta mūsų nauja idėja, nes atsimenat, mes viską kuriame, savo rytojų visą kuriame nuo to, ką matome šiandieną. Dažniausiai mes taip darome ir niekaip nesuprantam, kaip galima manifestuoti kažką naują, kažką kitą. Tai va būtent šiandien sužinosime, kaip tai padaryti. Tai idėja mūsų mąstyme suteikia mums įkvėpimą veikti. Žiūrėkit, jeigu idėjos nėra naujos, jūs elgiatės lygiai taip pat. Reiškia, nieks neįvyko. Nieko naujo nesugalvojot, naujos istorijos nesukūrėt, vaizduotė buvo tik tai iš proto, nebuvo susiliejus su širdies koherencija ir su jūsų sielos šauksmu. Reiškia, nieks nevyksta. Nepavyko, reiškia, turėti naujos idėjos. Nes nauja idėja, jūs tada užsidegat tiesiog imti ir daryti. Jei ji yra jūsų nekoheruojanti su širdimi būtent, tai veiksime iš reikalo be įkvėpimo ir susižavėjimo. Tiesiog veiksime tą patį, darysime, bet galvosime, kad jau mes turim naują idėją. Ne, jeigu elgsimės taip pat, naujos idėjos reiškia neturime. Tai žiūrime, kaip taip mums padaryti. Mes jau turime suvokimą, kaip pakeisti idėją. Atsimenat, kaip pakeisti idėją? Pirmas žingsnis yra pažinimo savęs, kokios yra mano tiesos, ir antras žingsnis studijavimo savęs. Pagaunat, supykau šitą, ne, čia man netiko, reiškia, šita tiesa, tikėjimas yra ne mano, o koks yra mano, kokia tiesa ir tikėjimas? Ir palauk, tenais ir gimsta ta nauja idėja. Ne, o vis dėlto aš tikiu, kad gali būti kitaip. Va čia yra nauja idėja. Tai va, mums reikėjo pereiti visus tos manifestuoju, ko noriu mokymus, kad suvoktume, kas vyksta su mumis, kas mes iš tikrųjų esame, kur yra primesta aplinkos tiesa. Ir jau va su šitu suvokimu mes pradedame stebėti. Ir jeigu idėja iš šalies yra primesta ir neduoda mums įkvėpimo, reiškia, ne mano idėja. Tai yra ne flow būsenoj su manimi, ne mano sielos misijoje, ne mano širdyje gyvenanti, reiškia, nieko nebus, nesimanifestuos, aš nejausiu įkvėpimo, neturėsiu daugiau energijos veikti ir daryti kažką kito. Tada va taip studijuojam ir pagaunam tada, kada jau užkabina mus. Ir kai užkabina, reiškia, čia jau yra mūsų, tai jau kabliukas. Visa tiesa, kokią turiu apie pinigus, kaip aš galiu jas pakeisti, kad jos būtų produktyvios tiesos. Mes tęsiam gausos ir klestėjimo temą vis dar. 3 ar 4 video dabar neįkelti būtent apie gausos, apie pinigus, nes mano patirtis apie pinigus yra irgi iš negatyvių patirčių, bet pasirodo pinigai, kaip ir gamta, kaip ir medžiai, kaip ir pasaulis, kaip ir žmonės yra begaliniai. Jų yra begalinis begalinis tekėjimas. Todėl ir aš pati pratinuosi apie juos kalbėti labai fainai, nes aš atsiveriu jų gauti, jų duoti, su jais padaryti daug geriau darbų ir gražesnį po savęs palikti pasaulį. Kai jų turime daugiau, mes galime padaryti daugiau gerų darbų. Tai žiūrėkit. Kai mes turime suvokimą, kas pagauname, kur yra mūsų tiesa, kur yra ne mūsų tiesa, tada yra būtent produktyvios tiesos ir yra tiesos, kurios mums nieko neduoda. Praleidžiančios tiesos, tai pavyzdžiui, mes išgirdom kažką ir jaučiam, nieko čia neužkabino manęs, įkvėpimo nėra. Mes pamastome ir galvojam, nieko čia nebus. Ir tiesiog paliekama viską taip, kaip yra.
Tai yra praleidžiančios tiesos, būtent atpažinkit apie pinigus. Yra tos, kur mąstome, kas gali nutikti blogai iš negatyvių praeities patirčių, kodėl negali vietoje, kodėl gali. Daug prigalvojam, kodėl negalim, vietoje to, o kodėlgi galim. Kad ir, pavyzdžiui, apie naują jūsų veiklą, kurią norite pradėti ir tam reikia pinigų, pavyzdžiui, ane? Ir jūs pagaunat tą tikėjimą, tą tiesą, kažkokias prielaidas ir stebėkit, kas vyksta jūsų mąstyme. Ar jūs, ne, čia ne man nepavyks, ne, tai aš jau nukentėjau vieną kartą, nenoriu daugiau. Ir mes taip savyje tada pradedam kunkuliuoti praleidžiančiose tiesose, tiesiog praleidžiam iš jau sukauptos informacijos iš anksčiau, kad tai ne man ir aš nesu to verta. Tai ką darome mes, kodėl būtent stebėjimas savęs reikalingas, būtent, kad pastebėtume, kas vyksta viduje, kai pagaunam naują idėją. Produktyvios tiesos yra tos, kurios kiekviena tiesa mąstyme tampa realybė. Kaip stipru, jaučiat? Mintis yra energija. Ir pradedam šitoj vietoj nuo minties. Pagavom mintį, prasukom ją. Ir jeigu tik atsirado vis ne, kodėl negalit, ne, reiškia, elgesys nesikeis, širdies koherencija nesikeis ir mes išliksim pasąmonės žinomam cikle, kuris mus ir toliau rutulios, niekas išorėje ir mūsų viduje nepasikeis. Tai mes sustabdom šitą ciklą, nes jau mes žinom, ko norim, mes einam manifestavimo procesu ir pasirenkam produktyvias tiesas. To, ko mokinomės čia, ne? Kiekviena tiesa mano mąstyme tampa realybė. Mano mintis tampa realybė. Matot, sustabdom ciklą iš negatyvių visų, kiek surinkę esam. Sustabdom ir pasirenkam, vidinis pasirinkimas vyksta mumyse, pasirenkam, ne. Dabar mano mintys tampa realybė. Mano mąstymas manifestuojasi, mano mintys yra energija. Tai jeigu viskam sakysim ne, tai kokia yra energija, bus ne. O jei sakysim taip, mane tai įkvepia, taip, tai yra faina, tai yra smalsu, tai yra džiugu, taip, aš noriu, o jeigu atsimenat laiptelius, o gal man pavyks, o gal bus gerai, o gal pabandom, o gal įmanoma, paskui žiūrim, kad įmanoma ir paskui žiūrim, kad jau ateina pas mane. Atsimenat irgi laipteliai. Tai pradedam nuo pačio žemiausio. Ir su ta energija, o gal pavyks, kylame vis aukštyn. Tai pradėkime tikėti, kad mintis yra energija, pradėsime visai kitaip mąstyti. Tai savo mintis dabar lygiai kaip ir pinigai. Jeigu visas įsitikinimus, kur turite apie pinigus, įrašykit vietoj žodžio pinigai energiją. Ir pamatysit, koks įvyks didžiulis pokytis mąstyme. Tai lygiai tą patį padarom su mintimis. Kad mintis yra energija. Pradėsime visai kitaip mąstyti. Pradėsime save stabdyti. O, palauk, kodėl taip mąstai? Mintis yra energija, kuri virsta materija fizinėme lygmenyje. Įsivaizduot, koks turi būti stiprus savęs dabar stebėjimas, ne darbas su išorė, kas vyksta aplinkui, bet būtent darbas su savimi. Palauk, mintis energija, jeigu aš tai pagalvosiu, bus jau energija žema. Tai gal aš pasirenku tada galvoti, taip, ir tada bus aukštesnėje energija ir viskas bus tada fainai. Dar labai didžiulė tiesa, buvo Proktorė šita ir iš seniau jau yra fizikos įrodyta, jei gali tai matyti savo vaizduotėje, mąstyme, gali tai turėti. Jūs nieko nematote, ko negalite turėti. Labai gilu. Pagaunat? Jūs, jei galite tai matyti, reiškia, tai jau yra šauksmas jums iš viršaus, siela duoda signalą, kad jūs galite tai turėti. Belieka tik tais
pasinaudoti tais 4 žingsniais manifestavimo ir leisti sau tai turėti. Ne? Tai jei mąstome ir jaučiame, kad nesame verti, kad nepasitikime savimi, kad jaučiamės nesaugiai, jaučiamės silpni, nusivylę, gausime, kad užgautų mūsų jausmus, priimsime dalykus asmeniškai, kovosime santykius ir bus taip pat su žmonėmis, kurie yra nesaugume ir nepasitenkinime. Mes sukuriame patirti šioms mintims ir jausmams patirti. Čia žiūrėkite, vėl tas pats. Jeigu mes mąstome negatyviai, reiškia ir jausmų mumyse yra negatyvių. Reiškia, mes ir pritraukiame žmonės, su kuriais nesutarsime, kad kuo daugiau ir ilgiau išliktume tuose negatyviuose jausmuose, mintyse, nes tai yra mūsų pasąmonė jau įrašyta, nenaudoja jinai energijos, jai viskas pažįstama, patogu, faina ir stengiasi mumis nuolatos tame cikle ir išlaikyti. Bet mes nesame nei mūsų kūnas, nei mūsų mintis, nei mūsų emocijos. Mes esame daug daugiau ir galime tai sustabdyti su smalsumu ir džiaugsmu, įleisdami vis po naują patirtį, vis po naują mintį, vis po naują jausmą, vis po naują idėją, ne? Ir va taip po truputį mes sugrįžtame prie savo prigimtinės tos gausos, pamažu keliaujam ir užleis vietą tie seni visi šitiems naujiems. Taip, tai kai pagalvojame apie žmogų, jis ima ir mums skambina. Žinote, ne šitą jau fizikinį reiškinį, kada jūs turbūt esate jau patyrę. Kada pagalvoju, man su vyru, su mama vyksta taip dažnai, kai pagalvoju apie juos ir žiūrėk, jau skambina. Tai lygiai tas pats vyksta mums su kitais dalykais, ko norime gyvenime. Lygiai tas pats. Tik ten yra tyras jausmas, ten yra tiesiog koherencija su širdimi, su aukščiau, ten yra tiesiog tekėjimas. Ir tai vyksta realiam pasaulyje, ir tai materializuojasi. Tai viskam, ką mes norim, galim pritaikyti visą tai. Tai kai mąstome apie trūkumus ir ribojimus, aš negaliu sau to leisti, tai yra per brangu, aš negaliu sau to leisti, aš esu neverta, tai energija, kuria sukuria patirtis, kad nepakankamai yra pinigų. Tai pastebėkime, ar save ribojame ir į daiktus, į išorę reaguojame būtent iš negatyvios dar tos negatyvių jausmų iš trūkumo. Tai vėl čia yra reikalinga savistaba, nieko išorė, mylėjai, nereikia keisti. Viską stebim, kaip mes reaguojam į išorę. Ir va tada vyksta vidinis darbas su savimi, kur viską ir pakeis. Visą tai, įsivaizduokit, visada mums sako taip, taip, Dievas visada mums sako taip, taip. Tik mūsų negatyvios patirtys iš praeities, iš mūsų aplinka dabartinė mums sako ne, 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 ne. Bet mes taigi esam daug daugiau negu vien tik tais kūnas, mintys ir emocijos, taip. Ir mes galim keliauti į taip, 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 viskam esu atvira, aš esu pasiruošus priimti, aš esu gausa pilnatvė, taip. Bet mes manome, kad taip, prašau duoti man daugiau pinigų, bet viduje jaučiame, kad nesame verti daugiau, kad esame nepakankami. Čia labai didelė klaida, kur dauguma daro, kad taip, taip, aš noriu daugiau pinigų, tai man reikia va čia dabar nuvažiuoti ten, taip, Dieve, prašau man duoti, taip, aš pasiruošusi gauti. O viduje iš tikrųjų mūsų vidinis paveikslas ir viduje jausmas lieka dar, ne, tu neverta, ką, tu čia tau nepavyks, kam tu čia prašai. Tai čia būna veikimas būtent iš proto, nekoherentiškai su širdimi. Kodėl? Todėl, kad nesame giliai pažinę savęs ir nestudijuojam savęs, kas vyksta viduje, kai mes norime kažkokio dalyko išorėje fiziniam lygmenį. Tai viskas yra per pažinimą savęs, studijavimą savęs ir kūrimą naujos istorijos ir būtent vidinį tą pasaulį. Tai tik tais per tai neapsigaukim, save stebint, save pažįstant,
Tai ypatingai dar, ką mes su dalyviais, kur keliaujam 4 savaičių kurse Manifestuoju, ko noriu. Kodėl mes sakom taip ir norim, kad gauti ir negaunam ir nesuprantam kodėl. Ir net pažįstam, kad viduje mūsų iš tikrųjų sėdi aš esu neverta. Tai ką su dalyviais darom praktikas, kurios veda prie ramybės ir tikėjimo. Ir tyloje, ramybėje mes ir matom, ir pastebim, o kas yra mano viduje, ir ar tai atitinka su tuo, ką aš sakau. Tai va, kam reikalingi mokymai kartu, mielieji, praktikos kartu, nes tik tai ramybėje mes save sugebėsime pastebėti, o ne tam visam chaose minčių, gausoje minčių, gausoje idėjų, mes nepastebim, kas vyksta iš tikrųjų mūsų viduje, štai čia. Tai per praktikas galima nuraminti protą ir girdėti iš tikrųjų, kad ten viduje, aš nesu verta, aš nežinau, ar man pavyks. Ir tada su tuo padirbėjame. Ir nesignalizuojame išorę trūkumą, bet jau sugrįžtam į savo prigimtinę gausą ir tai pasikeičia mūsų išorė po to. Atitinka tai, ir po to, kai sugrįžtame į ramybę ir tikėjimą, savo tikėjimą, koherentišką su širdimi ir aukštesnė galia, tada mes jau ir girdim, kada tie pasakymai jau yra iš tikro tyro jausmo, o kada tik sugalvoti proto primesti aplinkos. Dar atsimenat, ką mokinomės, kada yra iš tyro noro, o kada yra iš poreikio, kad man reikia. Tai kai man reikia, yra trūkumas ir jeigu esame minčių chaose, mes to nepastebim ir tiesiog paskui susinervinam dar labiau, kai negaunam, ko norim. Pavyzdžiui, pavyzdys dabar apie tai, ką aš kalbu, kad jums būtų lengviau susivokti. Aš vieniša ir negaliu susirasti vaikino. Tai įsivaizduokit, mintys visos apie tai, kad aš noriu susirasti vaikiną, man nepavyksta niekaip susirasti vaikino. Ir visas dėmesys, kad man reikia tai padaryti, o iš tikrųjų viduje kas yra, koks jausmas? Aš esu vieniša. Ir ką gausime vis daugiau? To pačio jausmo rytoj, poryt ir užporyt, kuris patvirtins, kad tu esi vieniša. Tai su pinigais tas pats. Aš noriu pinigų, nes neturiu jų pakankamai. Neturiu jų pakankamai. Noriu, nes neturiu jų pakankamai, kad man viskam užtektų. Reiškia, yra trūkumas ir to trūkumo gausim rytoj, poryt ir užporyt. Gale video pamatysit, kaip pradėti daryti, kaip tai apsukti. Energija, aš noriu tavęs, bet man tavęs nereikia. Yra labai nuostabi. Link to mes ir keliaujam. Mes norim pinigų, bet tai nėra, kad mums jų reikėtų. Matot, kaip yra gilu. Kaip suvelia visas neteisingas tiesas, kokias mums buvo įskiepytos iki šiol. Nes mes vis galvojam, kad mums reikia. Ir kai reikia, tada signalizuojam, kad mes turim nepakankamai. Ir nuolatos sukamės tam rate. Taip? Nėra energijos, jei aš to neturiu. Tai energija, kad aš turiu, taip, ačiū, man viskas gerai vienai. Matot? Aš noriu pinigų, bet man jų nereikia. Reiškia, jeigu jų ir nebus, aš vis tiek jausiuosi gerai. Link to ir keliaujam su praktikomis, kad ir kas benutiktų, su manimi viskas gerai. Aš jaučiuosi gerai. Ir iš to gerai, tik tai iš to gerai, gimsta dar geriau. Tai šitą vietą labai stipri ir tikiuosi, kad jums padės pagauti, kurioj vietoj gyvenime darote kažką ne taip, kad nemanifestuojat, ko norit.
Paleidžiame įtampą, kur buvome prisirišę, kad nebūtume prisirišę prie poreikio gauti daugiau pinigų. Reiškia, mes priklausom nuo kažko, reiškia, mes nepakankamai esam ir to gaunam nepakankamai vis daugiau. Pereiname nuo ribojančių minčių prie klestėjimo minčių. Pradedam nuo minčių ir kartojam jas tol, kol jos tampa tiesiog mūsų identitetu ir tai tampa tiesiog mumis naujais ir paskui nereikalauja jokių pastangų mums jas kartoti. Aš negaliu sau to leisti. Tai per brangu, ką keičiam į ką, ne? Aš negaliu sau to leisti, aš neverta, aš užstrigus, tai per brangu, aš neturiu pinigų, aš neturiu laiko, man nepavyks. Keičiame į ką? Aš norėčiau. Aš norėčiau. Aš esu atvira priimti, pinigai pakeliui pas mane, aš renkuosi tai turėti, aš esu pasiruošusi tai priimti, aš noriu save priartinti prie to, kaip įmanoma geriau. Ar matot, visur esame atviri. Dar vienas pavyzdys, kas įvyko vakar, būtent su šia praktika, visada, kai kažką mokinamės, gyvenimas ateina mūsų išbandyti. Ir vakar man studijuojant šitą medžiagą, Kathleen Cameron parašė Academy Diamond narė, kuri norėjo pasiūlyti labai fainą pasiūlymą, kurį padarė dabar Kathleen, kad jos mokymai yra su daug mažesnė kaina ir yra tik tai 10 žmonių. Ir iš karto, ką pastebėjau? Pastebėjau iš karto, kad įvyko, va būtent link ko dabar aš einu, su mintimis viskas gerai, aš supratau, kad aš taip prisitraukiau pati, nes aš tą studijuoju, aš noriu šitame eiti vis giliau. Aš taip prisitraukiau, mano mintis tai supranta, bet stebėjau, kas vyksta kūne. Čia labai svarbu, mielieji. Kai pasiūlo jums kas nors ką nors arba išgirstate apie dalykus, kurie jums yra nepažįstami dar, bet jūs jų norite, kaip reaguoja jūsų kūnas. Kai tik moteris pradėjo kalbėti apie pasiūlymą ir apie kainą, mano protas suprato, aš išlikau rami, bet mano kūnas įsitempė iš karto į kovos būseną, į įtampą ir aš tai pastebėjau ir pritaikiau iš karto ežero praktiką, kuri leidžia išlikti ramiai, nes kai esame ramūs, žinom visus atsakymus. Ir besimokinant šitą medžiagą, mes su ja pasikalbėjome ten po to, viskas ok, ir toliau studijuojant šitą medžiagą, atsitraukiau, padėjau medžiagą į šoną, nuėjau, skyriau savo minutę ir pritaikiau būtent šitą medžiagą savo embodiment, būtent įtraukti į save, pajusti tai visų kūnų. Protas suvokia, bet kūnas dar signalizuoja visai ką kitą. Čia apie ką šiandien kalbu. Kada jūs idėją mes turime, mintį turime, bet mūsų kūnas iš karto stop, iš karto atsitraukia, susigūžia įtampoj, kovos būsenoj, kova, sustingimas arba bėgimas, ne? Tas toj būsenoj, tai yra reakcijos nesąmoningos ir aš dar pajutau kūną šitoj vietoj. Ir kada mes jau, ką mes darom, kur mokinamės, embodiment, padarome tai į kūną, į emocinį kūną, pritaikom praktiką, aš pritaikiau ežero ir balto paukščio praktiką ir tada mano kūnas atsipalaidavo ir pradėjo vaizduotėje matytis tai, ko aš jau tenais noriu, pradėjau jausti, kad aš esu atvira priimti aukštesnio lygio gausą, taip, o gal man pavyks, taip, o kaip faina, ir kūnas pradėjo jau jaustis laisvai. Va tada mintis reaguoja kartu su kūnu vienoje toje pačioje vibracijoje
Ir tada pagauna jau, kas yra jums siūloma, ko mes ten norim, ir mes su tuo pradedam plaukti. Ir tuoj pažiūrėsim, kaip mes tai pradedam daryti. Tai va man įvyko tai, kad aš pastebėjau, kai man pasiūlė didelę sumą Kathleen Cameron mokymus, aš suvokiau, kad aš noriu, kad viskas yra gerai, bet mano kūnas iš karto buvo sustingimo būsena. Tada atsitraukiau, padariau praktikas, kurios leido nurimti ir sugrąžino manyje tikėjimą, kad aš esu verta. Ir po to, kas vyksta? Po to vyksta įkvėpimas, paleidimas ir kai ateina galimybės, vyksta, kad pasinaudojam galimybėmis. Kathleen Cameron minėjo pavyzdį apie namą. Pavyzdžiui, jeigu mes norime gražaus namo ir pamatome ir stebėkime, kas vyksta mūsų kūne, kas yra jame užkoduota, kad ne, tu nesi to verta, ačiū, čia ne tau, tau nebus taip, kaip tu nori, tau tai neįmanoma, nepasiekiama, jis per didelis, per daug kainuoja, ką signalizuoja mūsų kūnas. Ir ką mokiname mes, kad būti atviri. Ar tai įvyks ar neįvyks, tai jau yra nuspręsta mums iš aukščiau. Bet mes ar leisime, kad tai pas mus ateitų, va čia yra didelis klausimas. Tai žiūrėkit, jeigu norim namo, čia kaip Havajuose, ne? Ką mes darom? Taip, aišku, kad norėčiau. Ačiū, lai jis ateina pas mane. Aš noriu save priartinti prie to, kaip įmanoma geriau. Ir va čia būtent galit, žiūrėkit, pagal šitą ir šitą galit keisti savo manifestuojamą norą, to, ko jūs norite dabar. Susirašot, kas neleidžia jums tai turėti, kas vyksta jūsų kūne ir pasąmoniai. Štai kaip dirbam su savim, studijuojam. Susirašom, manifestuojam, noriu tokio dalyko. Pažiūriu iš noro ar iš poreikio, pažiūriu, kas mane stabdo, kokie įsitikinimai. Ir tada pažiūriu, į ką aš juos keičiu. Visas vyksta vidinis darbas su savim. Atpažįstu, kas neleidžia man tai daryti, atpažįstu, kas mano viduje, atpažįstu, kas yra iš tikrųjų man skirta, kur jaučiu ugnelę, švieselę, įkvėpimą ir pridedu naują mąstymą, jau kad nauji dalykai ateitų. Pridedu taip, aš norėčiau, ačiū. Kita eilutė, visur rašau, į ką keičiu. Aš noriu save priartinti prie to, kaip įmanoma geriau. Ar matot, koks čia yra lengvumas, koks jausmas, kaip faina, kaip smalsu, kaip džiugu. Ir čia svarbiausia yra visiškai negalvoti kaip. Čia toliau, man atrodo, ne apie tai. Gerai, prie namo. Užsisakau kelionės, pavyzdžiui, norim namo, ne, Havajuose, leidžiam savo priartėti prie to. Užsisakom kelionę su nekilnojamu turtu apžiūrai to namo. Liekame ten, apžiūrime tą namą ir jau kai į jį įeiname, jau iškart sakome, o taip, tai mano naujas namas Havajuose, kaip faina, kai jėga čia va eiti, dabar stovėti su kavos puodeliu, stoviu su kavos puodeliu ir žiūriu į vandenyno tolį, ne? Jau įsivaizduojam, kad tai vyksta. Aš čia gyvenu. Palieku jausmą smalsų, džiugų, ramų ir tikintį. Kaip priartėti prie šito jausmo, dar yra ir emocinis takumas ir tos va būtent praktikos, kur aš jau minėjau jums. Nuvedame save kuo arčiau prie patirčių to, ko mes norime. Čia va labai yra svarbu. To, ko jau mes norime, nuvedame save arčiau to, kad patirtume, ką tai reiškia, tai jau jį turėti. Nors neturiu dabar tų pinigų banko sąskaitą, nesvarbu, mes nuvedame prie patirties, kaip atrodo, kad aš jau tai turiu. Bet niekada nesakome, kad negaliu to turėti. Va čia, ką darome labai didelę klaidą, kad sakome, negalim to turėti, viduje jaučiam neverta, pažiūrim į banko sąskaitą, nėra pinigų, viskas, atmetam idėją. Ne. Dabar mes darome taip, aš esu atvira priimti, taip, aš vedu save prie tos patirties, ko aš noriu ir taip, ačiū, aš to norėčiau
Ir va taip leidžiame sau sakyti taip, taip ir kelti savo energiją. Aš esu atvira priimti, pinigai pakeliui pas mane šiam namui. Čia galite užsirašyti savo manifestuojamam dalykui, pinigai pakeliui pas mane šiam namui ir tikėti. Aš renkuosi namą žinodama, kad pinigai ateis. Viduje tikėjimas ir sprendimas. Tam, kad manifestuotųsi dalykai, mums reikia tik viduje priimti sprendimą, bet kartu jisai turi būti su tikėjimu. Jeigu priimam sprendimą, reiškia iš proto ir nėra tikėjimo, nieks nemanifestuosis. Tai turi būti koherentiška su širdimi. Koherentiška širdį su intelektu ir su aukštesne jūsų misija pasieksim tada, kai būsim ramybės atsipalaidavimo būsenoje. Žinau, kad idėją laikome galvoje, manifestuosis į fizinę formą. Įsivaizduojat, kaip stipru. Kaip ir kada tai jau ne apie mane, tai ne mano atsakomybės. Va, čia labai svarbu, žiūrėkit. Ir aš save labai pagaunu dažnai. Jeigu tik pamatau, ko noriu, ir va, tai jau yra koherentiška su manimi, iš karto pamatau, kad prasideda mintis, o tai kaip tai gausiu, o kaip tai padarysiu, o kaip taip įmanoma. Ne, tai nėra mūsų atsakomybė. Mūsų atsakomybė yra veikti ir jausti, matyti, kad tai jau vyksta. Įsivaizduojat? Visas mūsų darbas manifestuoti to, ko norime, yra va čia, su mumis vyksta. Mąstymas, kaip širdis kokiu tikėjimu koheruoja, vibruoja, ir kas iš tikrųjų man skirta, ir va būtent darbas su savimi, o kaip ir kada, tai jau visata nusprendžia. Nereikia mums apie tai galvoti. Nėra trūkumo ir ribojimų mano pasąmonėje, kad tai per brangu ir neįmanoma. Matot, vėl prasideda viskas nuo mąstymo. Aš esu pasiruošusi tai priimti, tai keičiam jį į tai. Negaliu sulaukti dienos, kai gyvensiu čia. I would love to have it. Tai aš norėčiau namo, kuris šiltas, geltonas smėlis aplinkui jį ir jūros tolis. Aš to norėčiau. Pereinam į tą tokį smagų džiaugsmą. Aš to norėčiau, ačiū. Aš tai pridedu dar, kai vizualizuoju, tai ačiū tėve pridedu. Nes, tai visa yra materijoje. Ir visa tai mums priklauso, tik kiek mes iš savęs leidžiame, kad tai pas mus ateitų. Ar mes žinome naują idėją klestėjimui savo? Aš žinau, sėkmingas verslas padedantis žmonėms, laisvė, gausa, nauji namai, nauji žmonės, mentoriai, kelionės, patirtys, sveikata, sveikas maistas. Taip, tai jau yra mano manifestuojami dalykai klestėjimai. Tai pinigai ir cirkuliacija. Užsirašykit ir savo, kokia jūsų idėja yra klestėjimui. Tai pinigai ir cirkuliacija, tai laiko ir finansų laisvė. Ką jums reiškia klestėjimas? Ir įsivaizduokit, ar ten yra įtampa? Ne, ten yra įkvėpimas, ten yra faina. Tai darymas dalykų kitiems, kurių esame verti. Darymas dalykas pasauliu, kuriuo esame verti. Vakar video aš apie tai minėjau, kad mes kuo daugiau turim pinigų, tuo daugiau galim padaryti gėrio ir grožio pasaulyje. Noriu padėti mamoms, žmonoms jaustis nuostabiai, klausant širdies, tylint protui, išlaikant žmogiškasias vertybės ir moters galią visą sukurti. Taip mes turim galią sugriauti arba sukurti. Griauname tada, kai viduje gyvena labai daug negatyvių emocijų, patirčių iš praeities. Ir mes nemokame su jomis susidraugauti ir pakeisti jas į tas, kurios mums naudingos. Bet viso to galima šiais laikais labai lengvai išmokti, nes tikrai labai daug yra praktikų tam. Ir praktikuojant, kartojant, visą tai pasikeičia ir tampame mes kūrėjomis. Bet yra vienas bet, pamatysite gale
gale video, koksai dar yra vienas bet. Jei neleisiu savo norėti pinigų daugiau, negalėsiu sponsoriuoti gerų darbų, kur labiausiai jų reikia. Čia tam, dar kai rašysimės, ką mums reikia pinigų, tai tiesiog įsivaizduoti, kiek daug gražių dalykų galim padaryti pasaulyje. Ir Kathleen Cameron, pavyzdžiui, pamatė, kad gali pastatyti Afrikoje kaimelį, ir jinai pamatė, kokios reikia pinigų sumos, ir jinai dėl to norėjo eiti su savo verslu vis pelningiau, dėl to, kad galėtų padaryti štai tokį gerą darbą, pastatyti kaimą Afrikoje. Ir jai tai pavyko, nes mes visi esame gimę padėti vieni kitiems. Ir kada einame link gerų dalykų, mums yra už tai kompensuojama ir mus veda šitų kelių. Be pastangų, jeigu pirštai atsukti tik į mane, kad man tai reikia, tai su Dievas yra verslininkas ir su juo sutarties sudaryti, paimti jį partneris nepavyks. Bet jeigu aš noriu atsistoti pats tvirtai ant kojų tam, kad padėčiau paskui kitiems atsistoti ant kojų, Dievas mato, kad čia jau su tavim verslą sudaryti yra naudinga. Ir taip kompensuoja mūsų pastangas. Kathleen kasdien rašydavo 10 žmonių, čia, pavyzdžiui, apie verslą. Jeigu turite kas nors savo veiklą, žiūrėkit, kaip taip atrodo, kaip jau buvo tai pas mano mentorė, kuri pritaikė šitas žinias, apie ką šiandien kalbėjau, ne? Jinai skambindavo rašydavo 10 žmonių kiekvieną dieną apie savo verslą, kad turi tokią paslaugą ir tokį produktą. Gaudavo atsakymus teigiamus 2 arba 3. Ne? Tada žiūrėkit, ką darė. Yra 2 būdai, matysim čia. Tai darė jinai pirmą būdą. Ne? Tada pakeitė savo pasąmonę. Tada pradėjo, mato, nieko nesigauna čia. Išorės mes nepakeisim. Galim pakeisti tik ką? Save, savo vidų. Ir tada eksperimentuojam, žiūrim su smalsiu džiaugsmu, kas bus. Pakeitė jinai tada savo jausmą ir savo mintis. Jinai sukūrė naują savo įvaizdį, kad yra sėkminga, laiminga, padedanti kitiems, neatsistojus darbas prie veidrodžio. Pakeitė įvaizdį apie save, kaip veikiu iš geriausios savęs versijos, pradėjo tuo tikėti, pasitikėti savimi, pradėjo galvoti apie galimybės, apie perspektyvą vietoje ribojimų ir pradėjo prašyti daugiau pinigų. Nes parodė, kodėl bus naudinga jai ir žmonijai tie pinigai. Tai ji pakeitė tik tais prielaidas savyje, kad gali būti geriau. Pakilo į aukštesnį sąmoningumo ir vibracijos lygį. Nekeitė elgesio, žiūrėkit, nieko neapdarė, darė tik darbą viduje savęs, dialogas viduje savęs, mąstymas ir jausmas. Visur dirbo tik su savim. Nieko nekeitė elgesyje savo, nepradėjo naujo darbo daryti, ne? Bet pakeitė vibraciją. Tada kreipėsi vėl į 10 žmonių ir gavo 70 taip. Žinot, kaip stipru? Ko tikimės, tą gauname. Tai jeigu nesitikim, reiškia, per mažai padirbėjom su savim. Tikėjimas turi degti tiesiog iš mūsų. Mes turime daryti kažką, parodant pasauliui, kad turime verslą. Kad ir kokį verslą bet turite, kiekvieną dieną turite parodyti, kad verslas yra atsivėręs priimti. Čia yra dar ta klaida, kada mes dirbame tik tai valdiškam darbe, pavyzdžiui, ir dirbam su savimi, prašome, kad ateitų daugiau pinigų, kad parodome, kodėl bus tai naudinga man ir pasauliui, bet neturime sukūrę galimybės, iš kur jų begalybė gali, per ką ta begalybė pinigų gali pas mus ateiti. Nes valdiškas darbas yra fiksuota suma ir ten jau yra sustabdyta, limituota. Tai parodome verslą, per kurį gali ateiti tie pinigai, tai paslaugos, produktai ir per ką gali ateiti mums kompensacija už mūsų gerą troškimą, tyrą troškimą ir gerus darbus. Taip, tai reikalingas būtent toks beribis šaltinis, per kurį galėtų ateiti. Jei keičiame prielaidas,
Apie save nereikia nieko daugiau priedo daryti. Tiesiog daryti, kaip darėme ir leisti ateiti. Bet turime turėti sukūrę šaltinį, per kurį turėtų ateiti. Parašykite, jeigu kyla klausimų šitoj vietoj. Tai labai labai gilu, keičia mąstymą labai visą. Tai nereiškia sustoti nieko nedaryti, neturėti pasiūlymo, produkto, neaptarnauti klientų, nepadėti žmonėms. Taip? Jūs darote tą patį, ką ir darėte iki šiol, priedo, kad jūs turite sukūrę beribį šaltinį, per kurį gali ateiti vis daugiau pinigų, arba jei turite darbą, kur gali viršvalandžiai ateiti, kur gali bonusai ateiti, kur gali didėti procentaliai, pavyzdžiui, ne? Pagal procentą. Tai tada irgi bus ateinama daugiau, bet ten irgi yra limituota. Bet pradžiai galite pabandyti. Ir jūs darot lygiai tą patį, bet su viduje jau kitu tikėjimu, su kita saviįtaiga, su kitu įtikėjimu. Okay? Tai su kitu savęs įvaizdžiu ir su kitu tyru troškimu. Tai ne apie tai, kad sėdime ir laukiame, kol ateis. Tai apie tai, kad turime turėti, per ką tai gali ateiti. Bet čia yra labai svarbu. Jeigu neturime, per ką ateis tada tų daugiau pinigų, tai jų ir negalės ateiti. Nieks ir neįvyksta. Vizija yra balansas tarp darbo protingai, lengvai ir visa, ką visata siūlo mums. Mums nebūtinai eiti, daryti agresyviai, skambinti klientams dabar, nes aš jau visatai manifestavau, kad pas mane turi ateiti daugiau. Ne, čia jokios prievartos ir agresijos nėra. Čia yra vidinis darbas su savimi, kad manifestuotųsi to, ko norime, iš lengvumo, atsipalaidavimo, užtikrintumo būsenos. Štai kada viskas vyks ir jeigu bus sukurtas šaltinis, per ką gali ateiti. Pasitikint ir tekant laisvai su įkvėpimu. Aš tikiu, kad visatoje yra begalinis tiekimas, tada aš turėjau sukurti šaltinį, per ką jis man bus duotas už mano paslaugas ir produktus, kuriuos aš iš tyro noro siūlau žmonėms ir pasaulyje. Ne? Aš padedu kuo daugiau žmonių ir už tai man yra kompensuojama. Aš padedu kuo daugiau žmonių ir už tai man yra kompensuojama. Va, irgi tikėjimas. Ne? Ateis laikas, kai bandysime pastumti. Būna tokiu atveju, kai bandysim pastumti, ne? O čia automatizuoti, o dar ir norėti daugiau ir sunkiau daryti ir padirbėti ilgesnės valandas ir daugiau darbo įdėti. Bus taip, kad taip norėsime, truputį paslysime, bet ką galima daryti tarp vizualizacijos ir prielaidų? Nieko. Įsivaizduokit, jūs vizualizuojat, ko norit, jūs turit prielaidas savo viduje, tikėjimus, va tuos va, būtent apie kuriuos kalbėjom, ne? Aš noriu save priartinti prie to, aš esu pasiruošusi, ačiū, kad tai ateina į mane, aš esu atvira priimti. Ką galim padaryti tarp vaizduotės, ko norime ir šitų savo tikėjimų? Nieko, negalime mes jų pastumti. Tai tiesiog visata mums juos duos tada, kai matys, kad mes esame pasirengę priimti ir esame pakankamai įdėję savęs, kad tai pas mus ateitų kaip kompensacija, ne? Tai ką galim padaryti? Nieko. Leisti visatai mumis pasirūpinti ir atsiverti, priimti duodant. Aš dariau šitą klaidą irgi labai dažniau. Tai dar čia nepaminėjau žodžio labai svarbios, tai yra skubėjimas. Aš skubėjau, kad va jau dabar noriu naujų namų, va jau dabar noriu gero darbo, va jau dabar noriu verslo, va jau dabar noriu. Tai yra skubėjimas, po skubėjimų slepiasi pasirodo baimė, įtampa ir nerimas, po to gal ir skauduliukas ir ką aš kiekvieną dieną vis dariau, kur kunkuliavau, baimiai, nerime, įtampoj ir skauduliukį. Ir to gaudžiau, nors mano protas suprato, kad tai įmanoma, galima, aš noriu milijono, čia buvo bumas toksai užėjęs, atsimenu, prieš kelis metus, aš milijonierė, aš noriu milijono, nes jau jei turi milijoną, tu jau čia esi viso verstas, tu esi vertingas ir va taip iš aplinkos, bet tai visa pagaunama su protu
iš aplinkos, o viduje vis dėlto sėdi, kad aš esu neverta, aš bijau, aš esu nerime, įtampoj, skauduliukį, baimėje ir to prisitraukdavo tik vis daugiau ir niekaip nesupratau, kaip kitiems pavyksta, o man ne. O pasirodo, turi būti atvirkščiai. Visa tie gali vykti, chaosas gali vykti išorėje, bet mano viduje, jeigu bus ramu, gyvens tikėjimas, šviesa, tada prisitrauksiu tik daugiau to šviesuliuko ir išorėje. Tai visas darbas mūsų yra viduje. Manome, kad kuo daugiau darysime, tuo daugiau mes būsime verti. Čia yra didžiulė šita klaida, kurią mes darome, tiesiog nežinodami, kad gausime išorėje tai, kas yra mūsų viduje, inside out, iš vidaus į išorę gausim, o ne atvirkščiai iš išorės į vidų. Mano misija parodyti jums, kad sėkmė ir gausa yra prieinama, link to keliauju ir aš pati, bet tik tada, kada tvarkomės mes su savo vidumi. Tai būtent atliekam praktikas, tvarkomės vidų ir jau išorėje labai daug kas keičiasi. Dalintis tuo, kas veikia. Dievinu dalintis. Ir dievinu išgirsti, kaip jums sekasi. Man nereikia daug daryti, man tereik viduje tikėti, atsiverti ir sudaryti sąlygas, per kur bus kompensuojama. Va čia labai svarbu. Sudaryti sąlygas, per kur man bus kompensuojama. Okay? Prielaidos, tai mintys, kada esu atsipalaidavus, esu labiau galinga ir energinga. Ne atvirkščiai, kada daugiau padarysiu, tada jausiuosi, kad jau aš esu padariusi daugiau ir būsiu jau patenkinta savimi. Ne, aš jau esu patenkinta savimi ir tada galėsiu padaryti daugiau. Esu rami, padarau daug prasmingo ir produktyvaus. Kada esu rami, aš esu rami ir padarau daug prasmingo ir produktyvaus. Sau ir žmonijai ir pasauliu. Ne? Kuo daugiau atsipalaidavimo ir džiaugsmo, tuo daugiau pinigų. Matot, kokie tikėjimai. Ne kuo daugiau dirbsiu valandų, tuo suteiksiu savo daugiau džiaugsmo, nes galėsiu nueiti į masažus ir daugiau sau leisti. Ne, tai užburtas ratas, reiškia, aš dabar turiu nepakankamai, aš esu neatsipalaidavus ir gausiu to daugiau vis rytoj. Tai keičiam į kuo daugiau atsipalaidavimo ir džiaugsmo, tuo daugiau pinigų. Aš jau esu atsipalaidavusi ir džiaugsme ir esu atvira gauti daugiau. Ačiū, tėve. Darga prideda mane. Esu rami, žinau visus atsakymus. Šitas irgi tobulas. Kuo daugiau apsiperku, tuo daugiau pinigų uždirbu. Nes tiekimas begalinis, atsimenat, jeigu sukuriam poreikį, pareikalavimą, ateina ir tiekimas. Mes galvojame dabar iš naujos perspektyvos ir klestėjimo. Tai mūsų visas darbas galvoti, jausti, kad jau ne iš trūkumo, ribojimų ir limitų ir neteisingos tiesos primestos aplinkos, bet iš klestėjimo, iš gausos, iš perspektyvos. Jums nieko nekainuoja, mėlyjei. Jeigu ir nepavyks, ką prarasit, jums tiesiog reikia pabandyti truputį skirti laiko savo ir pastebėti mintis ir jas pakeisti į šitas geresnės ir jausmus. Nieko neprarasit, nieko jums nenuskausdina. Tiesiog padirbėti truputį su savimi ir pastebėti, kas įvyks. Mes dabar mąstome pozityviai. Mes pastebime gausą aplink save dabar. Atsimenat, kažkuriam video mokinau, kad pradedam nuo mažų dalykų pastebėti gausą gamtoje, pastebėti gausą medžiuose, metų laikuose, pasaulyje, žmonėse. Pradedam tai pastebėti ir pajausti kūnu. Ir nuo čia pradės viskas keistis, nuo mažų dalykų. Mes dėkingi esame, bet nesame pasitenkinę iki galo. Čia atsimenat, šitas labai svarbu, mes dėkojam už tai, kiek turim. Ir jeigu jau dėkojam ir man jau užtenka, reiškia, uždarome tiekimo įstatymą, kad jis yra begalinis ir mums neateina daugiau. Bet tai mes išliekame visada dar tokiam nepasitenkinimo jausme, kad o gali būti geriau, o gali būti daugiau. Toks smalsus džiaugsmas, smalsumas. Prašau daugiau, prašau geriau. Yra dabar gerai ir turiu daug, bet prašau daugiau ir daugiau. Aš tampu vis atidesnė, kaip galiu tai gauti.
Ir tada pradedam pastebėti galimybę žmonės ir aplinkybės, kurie mums jau ateina į mumis, kad mes tai gautume, tik mums tenka dar tuo ir pasinaudoti. Dėkingumas dabar, ką turime, ir sau pritrauks to daugiau, jau minėjau. Ar tikime, kad pinigai yra gausa, kad jų yra visur ir begalybė? Parašykit, mielieji, ar tikit, kad pinigų kaip ir gamtos, žmonių, pasaulio, gėrio yra begalybė. Mes atviri gauti ir priimti. Aš esu atvira gauti ir priimti. Ir kiekvieną dieną su tokiom mintim, su tokiu jausmu gyvename. O ką prarasim? Pabandom. O gal suveiks, o gal pavyks? Tai labai fainas toks žaidimas su savimi ir žaidimas su gyvenimu. Nuostabu. Tam reikės naujos versijos savęs, naujo tikėjimo, naujų minčių, naujų jausmų apie tai, ką jau mes kalbėjome, ne? Prireiks išplėstos pasąmonės būsenos, kitokio požiūrio, gyvenimo kasdien tikintis klestėjimo. Įtikinti save, kad gali būti geriau ir pradėti nuo savęs, nuo minčių, nuo jausmo, nuo tikėjimo, nuo požiūrio visai kito, kad yra ne tik tamsa, bet yra ir šviesa. Ir nuo to pradėsim kurti savęs naują versiją ir su mūsų nauja versija ateis nauji dalykai išorėje. Tikėtis, expectation, labai galingas žodis. Aš tikiuosi. Ne, tikiuosi geriausio, bet jau esu laiminga tuo, ką turi. Tai nenustojame tikėtis. Nes jeigu tikėtis nustojame, ugnelė užgęsta, reiškia užsidarėme nuo visatos dėsnių, kad tiekimas begalinis, mes užsidarę ir jau po truputį vis žemyn nebeaugame, o leidžiame žemyn. Didžiausia yra ta būsena, kai tampame abejingi, ne? Tai tikiuosi, kad tai jums nenutiks ir keliausite vis aukštyn. Įsiteigiam savo, padarom saviįtaigą, kad daugiau pinigų ateis šį mėnesį ir daugiau pinigų ir ateis. Kaip faina, ne? Bandykit su saviįtaiga padirbėti. Jei turime darbą, kur alga fiksuota, mes pasirenkame šaltinį, kur gausa yra ribota. Čia minėjau, ne? Šitą, jeigu mes prašome daugiau, bet neturime, kad per kur ateitų daugiau, jie ir neturi ateiti per kur daugiau. Ir gausis, kad mes įdėsim daug darbo ir neteis, nusivilsim ir nustosim tai daryti ir sakysim nesąmonė. Pasirodo, būtina žinoti šitus mažiukus dalykus, kaip veikia visa tai. Ir jų nežinojimas tiesiog sukelia daug nesusipratimų ir daug nepasitenkinimo. O iš tikrųjų tam, kad ateitų daugiau, turi būti sukurtos sąlygos, per kur ateiti. Nebent dirbame ilgas valandas, gausim daugiau valandų, mes norime padirbti, norime, kad algą pakeltų, norime pakeisti darbą. Tai irgi įvyks, ne? Bet tai, jeigu žiūrint dar plačiau, tai irgi yra limituota. Tai mūsų darbas yra padaryti šaltinį, kur nėra limitų. Turime eiti į priekį ir pasirinkti šaltinį, kur nebus limituojama, kur gali ateiti neribotas kiekis pinigų. Parašykit, mielieji, ar tokį turite. Taip, aš irgi link tokio keliauju ir pamatysim, ko reikia dar, kad iki jo nukeliautume. Turime pereiti į kažką skirtingo. Matot, jeigu esam limituoti tik 2 darbai su limituota alga, jau mes dirbam ties savim, kad norim daugiau ir geriau, bet nesukuriam šaltinio, per kur tai gali ateiti, ir yra neatitikimas. Pasirodo, turim sukurti. Iš samdomo darbuotojo į savo verslo savininką. Labai didžiulis skirtingas postumis. Ir iš karto mato, tenais yra ribota viskas, o savo verslas yra labai platus, nes gali aptarnauti viso pasaulio žmonės, ne? Ir tiekimas čia tada irgi bus beribis, neribojimas. Kas saugiau, dirbant savo, negu dirbant samdo? Kas yra saugiau, kaip jūs manot? Ar dirbti savo, ar dirbti samdomą darbą?
Pagalvokit ir galit parašyti. Dirbti sau yra pats saugiausias būdas. Tada, kaip faina, ne? Koks naujas tikėjimas. Nes aš pasitikiu savimi, aš tikiu savimi, kiek tik padėsiu žmonėms, tiek būsiu begalinėme šaltinyje priimti. Nuostabu. Amazing, ne? Kaip fainai. Kodėl yra saugiausias būdas turėti savo verslą? Nes mes galim pasitikėti savimi vis labiau, vis daugiau, vis geriau, vis daugiau žmonių padėti ir taip vis daugiau bus mums kompensuojama. Ir aišku, bus dienų, kada mes jau truputį būsime pavargę, gal norėsime atsitraukti, tai tada jau mažiau padėsim, bus mažiau kompensuojama. Bet vėl tada sugrįžtame prie to, prie naujos idėjos, įkvėpimo, vėl darbas su savimi ir vėl vis labiau kylame į viršų, ne? Bus momentų, kai dvejosime, sumažės, tada tiekimas, bet tai laikina. Tada paklausime savęs, kodėl dvejojame. Vėl darbas su savim, pastebėjom, Aldona jau sustojai. Kodėl sustojai? Pažiūri, kokie tikėjimai, kokios tiesos, koks įtikėjimas yra, kad sustojau, kad sudvejojau. Padirbi su šitą vietą, turime jau iš visų video į ką pakeisti. Tu gali, tai yra fainas, smalsu, džiaugsmas, tai yra tavo misija padėti kuo daugiau žmonių, ne? Ir vėl tada darome vis daugiau iš savęs ir gauname didesnį tiekimą. Pasitikėkime savo intuiciją. Kada prašome daugiau pinigų ir skleidžiame tyrą energiją, mes pritraukime žmonės, aplinkybės, galimybės, idėją, kas padeda gauti daugiau. Taip, tai kai esame ramūs, girdime savo intuiciją. Ir jinai mums tada ir atveda žmonės, situacijas, aplinkybės, per kuriuos mes po to ir gausime tą savo daugiau ir geriau. Okay? Bet mūsų darbas dirbti su vidumi, kad ten būtų ramu, aišku ir įtikinama. Ne? Intuicija vibracijoje gausos vyksta labai greitai. Tam parašai, tą padarai, ten išsiunti. Kada mes esame ramus savo vidiniam degančiam tikėjime ir aiškume, kur einame, intuicija suveikia labai greitai. Tik, tam paskambisiu, tam parašysiu, tą nusiųsiu, tam paskambisiu, tą pakalbinsiu. Vyksta labai viskas greitai, kada veikiame iš intuicijos. Va tai reiškia, kad būname susijungę su aukštesnė galia, su širdimi ir su savo intelektu ir viską daro, mums kūnas padeda tai realizuoti. Taip? Kai esame ramus ir įsikvėpę. Jei gyvename su nauja idėja, mes imamės naujų veiksmų. Štai, mėlyje, yra atsakymas, ką minėjau, jeigu jau pagavot naują idėją, reiškia, jūs imatės kitokių veiksmų. Jeigu kitokių veiksmų nedarote, reiškia, nauja idėja dar giliai jumise nekoherentiška. Arba imamės tų pačių veiksmų, bet su kitokiu jausmu. Arba, kaip minėjau, tiems pačiems 10, čia tie du būdai. Arba imamės kitų veiksmų, arba antras būdas, kaip apkalbėjomės, kad pirmo būdo, nes, pavyzdžiui, dirbu valdišką darbą, tai pereinu į savo verslą, kai jau mes manifestuojame, ko norime, arba dirbu su vidumi, bet darau tuos pačius veiksmus, tai tiem patiems 10 klientų skambinu, bet jau su kitu jausmu. Tai gali būti 2 variantai. Arba imamės naujų veiksmų, arba imamės tų pačių, bet su kitokiu jausmu. Tai pabandykit, kuris labiausiai jums tinka ir pamatysit, parašykit, kaip jums gausis tai. Pavyzdžiui, jei turime apmokėti šiandien sąskaitą, dar vienas pavyzdys, kaip galim nuo mažų dalykų pradėti padirbėti. Jei turime apmokėti šiandien sąskaitą, galime apmokėti su trūkumu ir ribojimais, su negatyviu jausmu ir negatyvia patirtim. Galime tai padaryti su nusivylimu, su nerimu, su baime, su įtampa arba su dėkingumu ir gausa.
o, kaip fainai, turiu pinigų apmokėti šitą sąskaitą, kaip ačiū, kaip džiugu, aš labai dėkoju, kad aš turiu pinigų apmokėti šitą šita sąskaita yra apmokėta, kaip gera ir prašau daugiau ir geriau, ačiū Dieve. Matot, koks darbas su savimi, vien tik sėdint prie kompiuterio, pamatant banko sąskaitoje pinigų sumą ir sąskaitą, kurią reikia apmokėti. Pradėkime nuo šito dalyko. Bet kuriuo atveju mes apmokame sąskaitą, tai pasirinkome kuriuo variantu. Žiūrėkit, sąskaitas mes apmokame ar taip. Bet yra vidinis mūsų pasirinkimas, kaip mes apmokėsime sąskaitas. Ar su vidiniu jausmu, kad man neužteks, aš esu nerime, nes dabar reikės apmokėsiu, neužteks man kitiems dalykams, nerime, baimė, įtampoj, nepasitenkinime, trūkume. Ar aš apmokėsiu sąskaitą, darysiu tą patį veiksmą, matot, bet su kitu jausmu. Aš dėkoju, kad dabar turiu. Aš dėkoju, kad siunčia man sąskaitas, reiškia, aš gyvas, aš gyvenu, reiškia, man suteikia šitą galimybę, man duoda šitą galimybę palaikyti pinigų cirkuliacijos. Aš esu dėkingas, aš džiaugiuosi, aš esu laimingas, aš esu gausoje dabar. tą pačią sąskaitą savo viduje pasirenkame, kaip apmokėsim. Ir tą patį ir kavos puodelį minėjo Kathleen Cameron pavyzdį, ar mes pirksime, kuris kainuoja 1 eurą, ar mes pirksime, kur kainuoja 3 eurus. Ir kaip jausimės, aš turiu dabar vieną, nusipirksiu geriau už tą vieną, nes tuos kitus 2 skirsiu geriau kažkam kitam ir užteks man dabar tiek ir už 1 eurą tos kavos. Ir jau mes signalizuojame viduje, kad esame neverti daugiau ir geriau. Ir gausime vis tada tokią pačią tą pinigų sumą ir galbūt net ir mažiau, nes mes, kad tik jaustumėmės, kad mes nesam verti geriau ir daugiau. Tai pradėkime leisti savo su džiaugsmu nusipirkti kavos už 3 eurus. Ir kaip fainai ir už tai padėkoti. Ir taip atsiveriame, taip duodam visatai suprasti, kad mes esame verti daug daugiau ir geriau. Ir mums labai fainai ir mes esame atsivėrę priimti atgal. Kada jau su dėkingumo, lengvumo jausmu apmokėsime sąskaitas, kurias turime, arba nusipirksime kavos puodelį ir brangesnį drabužį, tada įkvepiu jūs pasirinkti didesniems sumoms sąskaitas. Tai pradeda, mielieji, praktikuotis nuo to, ką turime šiandieną. Matot, nieko nereikia keisti išorėje, visiškai nieko. Nereikia nei pirkti brangių mokymų, nei kažymų, jau jūs nemokamai dabar girdit, ką galit padaryti, kad jūsų gyvenimas imtų gausėti ir klestėti. Ne? Tai tiesiog tą, ką turite šiandieną, tas sąskaitas, tą banko sąskaitoje, kiek ten yra pinigų, už tai pradėti dėkoti, už tai jausti fainą jausmą, lengvumą, atsipalaidavimą, džiaugsmą. Tiesiog, kad tai yra jau faina, tai jei ir sąskaitoj turi 10 eurų, tai jau yra faina ir yra daug daugiau negu 1 euras. Ant kiek yra vidinis pokytis, vidinis požiūris ir vidinis pasikeitimas tik tais vyksta, žiūrint į viską tą patį. Ką turite, bet su kitu požiūriu, su kitu jausmu. Ir tas kitas požiūris, kitas jausmas, kitas mąstymas, kitas matymas pritrauks kitus rezultatus. Nepirkite pigiausio produkto pietums, pirkite to, ko norite. Dar viena jums praktika, ne? Tai nepirkti, neišsirinkti pigiausių produktų, kad pagamintumėte pietus, bet išsirinkti juos brangesnius arba brangiausius, nes jūs esate to verti. Ir taip atsiverėte su džiaugsmu, smalsumu ir pasitenkinimu vertę gauti daugiau. Tai nuo mažų dalykų pradedam sąskaitos, kavos puodelis, banko sąskaitoje kiek pinigų yra, pietus, nuo mažų dalykų, po to pereisime vis ant didesnių. Ar matote, kaip skirtinga? Ne? Kaip iš tikrųjų, kaip paprasta atrodo,
Bet va, koks yra didžiulis skirtumas. Ir jeigu neskirsime laiko pastebėti, kaip mes elgiamės, ką jaučiam, ką galvojam tokiuose mažuose dalykuose, mes negalėsim pereiti ant didelių. Yra kvaila tikėtis didelio, nepradedant nuo mažų. Ne, aš šitą klaidą dariau. Norėjau iš karto didelio, nesuvokus, kad nuo mažiausių dalykų prasideda tie dideli. Ne? Tai žvilgsnis iš klestėjimo ir perspektyvos. Tai va, darbas su savim. Aš esu verta, ko noriu, net jei tai 5 eurais brangiau. Va, tos praktikos, ne? Kava brangiau, maistas brangiau, drabužiai brangiau. Aš esu verta, va, ta pinigų skirtumo suma brangiau, nes aš esu to verta. Tai va, pradedam nuo to dirbti su savim. Pirkime, ką tikrai norime ir kas leidžia pasijusti teisingai, fainai ir kad tai yra jūsų. O ne kad pamačiau dar tas socialiniai medijoje, kad reikia tai turėti ir aš tai turiu turėti. Tai yra iš reikalo ir signalizuojam, kad be to dalyko tai jau mes esam neverti. Ir tada, kad ir turėsim tą daiktą, bet vis tiek nesijausim, kad esam verti. Na, tai yra apgaulė. Kur jau paskestam labai socialiniai medijoje, mes visas marketingas ant to pastatytas. Ne, bet mes jau esam gudrus. Matyti save klestėjime yra jausti save dabar gausoje, nesvarbu, kiek pinigų dabar turime. Alio! Faina, ne? Aš matau save gausoje ir klestėjime, nesvarbu, kiek pinigų dabar sąskaitoje yra. Man tiesiog gera, smagu, džiugu, linksma, faina, lengva gyventi su tuo, kiek turiu dabar. Ir prašau daugiau ir geriau. Galite jaustis gausoje su 10 eurų, jau šitą minėjau, tai yra daug daugiau negu 1. Paskola, apie paskolas minėjau Kathleen Cameron ir dar tokį įdomų reiškinį pasakė, labai įdomiai, kad šeimose arba vieni mes tiesiog paskolas būstui, tai imame taip, wow, fainai, susižavėjime. Bet paskolos, pavyzdžiui, mokymams, kurie duoda mums intelektinę, mentalinę sveikatą, mes iš karto net į save neinvestuojame. O Kathleen Cameron atveju tai nutiko, kad jie turėjo namą su vyru, ėmė paskolą ir labai fainai buvo, bet tai nieko nepakeitė. Vidaus tai jos nepakeitė, nedirbo darbą samdoma ir stebėjo socialinių medijų, kaip kiti gyvena savo linksmai, gausoje, laimingai. Ir iki tol, kol papuolė pas mentorių, buvo Proctor ir jinai tada paėmė paskolą savo mentaliniai sveikatai. Ir va būtent šitiems visatos dėsniams. Ir nuo 15 000 eurų jinai užaugo iki 18 milijonų verslą užaugino. Ir būtent dėl to, kad leido savo investuoti į save, o ne į daiktą išorėje. Ne? Paskolai tai, ką jūs gaunate, jums duodama ir turite ilgą laiką atiduoti, tai yra nuostabu. Vėl, koks yra požiūris mūsų į paskolas, ar tai jos yra blogai, ar jos yra, fainas dalykas, tau vėl kažkas duoda, tu reiškiasi atvira priimti, gauti ir su tuo gali padaryti daug daugiau gerų, gražių darbų žmonijai ir pasauliui. Vau, daugiau gaunu, daugiau duodu ir vėl daugiau gaunu, daugiau duodu ir tai nuostabus ciklas klestėjime. To mes turime pavyzdžius visus žymius žmonės, kuriuos stebime, ne, ir Elonas Muskas, ir Verok, ir šitą Mel Robbins. Jos kuo daugiau duoda, kuo daugiau ima, kuo daugiau atsiveria gauti, tuo daugiau jos yra tiekime ir joms yra tie kompensuojami. Tai va, tai yra tiesiog, va tą, ką šiandien mokinamės, mylėjai, tai yra jausmas, tai yra mąstymas ir pasitikėjimas gyvenimu ir visatos dėsniais. Kad ir bankrotas, jūs vis dar gyvas ir sveikas, visur įmatyti gerą. Paskola, limitas ir trūkumas ar galimybė. Kaip manote jūs? Kas yra paskola, ar limitas, trūkumas ar galimybė? Ne, mano jau požiūris matos, kad galimybė.
Turėti daugiau pinigų mano prigimtinė teisė, jau apie tai minėjau, ne? Mes visi gimėme gausoje ir pilnatvėje ir iki 3 metų mes tiesiog pasitikėjom gyvenimu ir kad mumis bus pasirūpinta. Iki tol, kol nepradėjom iš aplinkos pastebėti patirtis ir jas prisėmėme kaip tiesą. Pabūkite rytoj su tuo jausmu, ką nuveiktumėte gero, gražaus su daugiau pinigų. Ne, darėm vakar praktiką tam video, kur minėjau, 6 minutės parašykit, kas yra kokia nauda jums, o paskui kokia nauda pasauliui, žmonėms, su daugiau pinigų tai, kad jūs turėsit, ir pabūkit su tuo jausmu. Įsileiskit gausą į save. Svarbiausia ne tik taip protu žinoti, bet skirti minutę ir jausmui jumise pradėti žydėti, ne? Kaip kokia sėkla. Šiam pasėjam sėklą, mielieji, į pasąmonę, tebūnie nueina ir į širdį, ir iš tos sėklos tebūnie išauga daug gražesni dalykai. Jūs esate verti daug daugiau ir geriau. Ir mes pradedam po truputį tuo įtikėti. Ir labai padeda muzika. Be abejo, elgtis skirtingai prireiks drąsos ir atkaklumo. Čia jau paskutinis ir ta paslaptis, mėliai, kada turim idėją, kada žinom, kaip veikia visatos dėsniai, kada turim įkvėpimą, kada veikiam koherentiškai su širdim ir aukštesne galia, prireiks vieno dalyko. Tai yra drąsos. Išdrįsti ir būti atkakliai, nes mes veikiam palaikomi iš aukščiau, su savo širdimi, su savo šviesa, reikės atkaklumo ir reikės drąsos. Ir drąsos ir palaikyti mūsų atkaklumą gali padėti mūsų artimieji, kurie yra šalia mūsų, arba, aišku, tos bendruomenės mentoriai, kurie palaikys jumis. Mes žinosime, kad visada mus palaiko, kad ir kas benutiktų. Ne? Tai suteikia drąsos, pasitikėjimo, tai tiesiog apsupti save žmonėmis, kurie palaikys. Tai neužtenka vien tik turėti idėją, neužtenka vien tik tais būti įkvėptam, bet tam, kad pradėtume daryti veiksmus, kitaip dar turime pasikaustyti ir drąsa. O mes ją turime, tik tai truputį mums dar kaip ir iš anksčiau atsimenat gentyse, tiesiog turi būti bendruomenė, kurioje yra didžiulė galia. Ir dar ir Bob Proctor yra pasakyta, kad vienas ir daugiau einantis, siekiantis bendro tikslo link yra didžiulė galia. Tai vienas kaip ir lauke ne karys, tai nors galima, yra šito, oi, kokia čia žymi, palaukit dabar, garbanotais plaukais šitą, kaip jinai, neatgaminu taip greitai, dabar jos vardo žymi moteris pasakė, vienas nieko nepadarysite, jeigu nejausite palaikymo iš aukščiau. Ir būtent 2 ir daugiau yra didžiulė galia. Todėl apsupkime save žmonėmis ir palaikymu iš aukščiau, kad galėtume drąsiai ir atkakliai eiti pagal tai, kas mums yra skirta, o mums yra skirta gausa, klestėjimas, pilnatvė, džiaugsmas, atsipalaidavimas ir laisvė. Tai linkiu jums keliauti link to, parašykite, jeigu bus sunku. Ir šitoj grupiai mes tą ir darysime, tą ir keliausime kartu. Šį savaitgalį jau rytoj skrendu būtent apsupti save žmonėmis, kurie palaiko pas mentorius į Lietuvą. Tai susitiksim ko gero kitą savaitę, nebent trumpai kažką įkelsiu, kas padeda mums embody, tai yra įeiti į kūną vis labiau, o jau tikėjimo, tiesų ir mąstymo tikrai šituose videojuose yra labai daug, belieka tik tais kartoti, kol taps jumis. Tai bučiuoju, myliu, apkabinu ir tikiu, kad jums pavyks. Iki, mielieji.